Įstoti tikrai nebuvo sunku, nes stojau per kastų organizaciją, jie sutvarkė visus mano dokumentus, tiesiog reikėjo parašyti motyvacinį laišką, gauti rekomendaciją ir išlaikyti kastų anglų kalbos testą. Naujoje aplinkoje tikrai nebuvo sunku prisitaikyti, nes visi labai draugiški, visi padeda kaip kas gali, tai tikrai labai greit pripratau ir nebuvo jokių problemų. Susirasti gyvenamąją vietą, sakyčiau, nėra sunku, nes visų pirma universitetas garantuoja gyvenamąją vietą, tai bendrabučiuose, arba galima ieškotis buto mieste ir dalintis jį su kitais žmonėmis. Mėnesinės išlaidos turbūt būtų apie 2000 kronų per mėnesį kažkur, tai 1000 kronų sudaro nuoma ir dar 1000 kronų išleidžiu savo reikmėm, tai maistui, pramogoms, kelionėms ir panašiai. Darbą surasti, reikia paieškoti, bet tikrai yra įmanoma. Man pačiam teko ieškoti pusę metų, bet dabar vasarą, kai radau darbą, tai iki šiol dar ten padirbu ir tikrai dabar jokių problemų nėra. Per savaitę, dirbant 2 dienas, užtenka pinigų išlaikyti save pilnai ir dar užtenka prisitaupyti ateičiai, sakyčiau. Studentiškas gyvenimas tikrai nėra nuobodus, yra tikrai ką veikti. Universitetas organizuoja daug renginių, kelionių, šokiai, bowlingai, tikrai neliūdna ir nenuobodu. Išvažiavęs studijuoti Daniją tikrai nesigailiu, nes tokios patirties tikrai nesitikėjau, kokią gavau.